Kaip ketinate švęsti artėjančią kovo 11? Labai sunku sakyti švęsti, nes tai nėra tokia labai rimta šventė, kuri yra labai plačiai minima. Tiesiog paminėsiu, aš kaip vėliavą iškelsiu prie namų ir daugiau mažiau viskas turbūt. Ką jums kaip piliečiai reiškia kovo 11? Manau, tai pažymi tą valstybės progresą. Tai yra tai, kad mes pakilome nuo tikrai gana sunkių visotų gniaužtų ir tapome šalimi, kur yra savarankiška, įdo savo sprendimus ir gali tobulėti ir toliau kilti. Tai yra labai džiugi data, nes tai pažymėjo mūsų kaip valstybės naują pradžią. Ar eisite balsuoti rinkti merą? Taip, dar esu gana jaunas, buvo tik 2 rinkimai gyvenime, tai dar nesu pilnai įsiliejęs į veiklą, nesu patys narys niekas daugiau, tiesiog stengsiu lietuviu. Nemigravau, vis dar esu Lietuvoje, dirbu Lietuvai, moku mokesčius, tai manau, kad tikrai darau savo dalį, darau savo veiklą, taigi esu geras, nesu topas, esu gana geras mano pilietis, kaip tai gerai skambėtų. Dar neplanavau iš tikrųjų, kaip švęsiu. Ar kelsite vėliavą? Be abejo. Jaučiatės atsakingų ir gerų piliečių? Atsakingų ir be to baudos nenoriu gauti. Tai tik dėl baudos? Ne vien dėl to. Aš juokauju iš tikrųjų, šiaip būtina iškelti vėliavą. Ką jums reiškia pati šventė ir jos paminėjimas, būtent kovo 11? Lietuvos nepriklausomybės akto atkūrimas. Didi šventė Lietuvai. Bet aišku, reikia prisiminti tada tą laikotarpį, dėl ko buvo atkurta ir kuo galim džiaugtis šiandien. O ko palinkėtumėt Lietuvai ir jo žmonėms? Palinkėčiau pilietiškumo, vienybės, draugystės, meilės daugiau. Pilietiškumo daugiausia, ko trūksta mums, tai suvokimo turbūt, kad esame atsakingi kiekvienas už save ir už kitą, be abejo, ne vien už save, o ir už kitus taip pat. Kovo 11, aišku, yra mums labai kaip valstybė ir visai tautai labai svarbi šventė, bet mano šventimas greičiausiai bus darbe, nes kaip tik tą dieną dirbsiu. Ką jums reiškia pati šventė ir Lietuvos valstybės atkūrimo diena? Iš tikrųjų tai labai daug reiškia, nes esame pagaliau laisva šalis, priklausome Europos Sąjungai, esame įsitvirtinę tarp kitų nepriklausomų valstybių ir iš tikrųjų tai yra labai džiugu, turime to džiaugtis. Ko palinkėtumėt Lietuvai ir jo žmonėms šią progą? Puoselėti savo tautiškumą, gerbti savo valstybę, gerbti savo kalbą, daryti visą, kas geriausia dėl savo šalies Lietuvos. Kovo 11 kaip čia labai svarbi diena. Vis tiek reikia pagerbti šalies atminimą ir kad mūsų kaip ir protėviai vis tiek atsikovojo tą šalies laisvę iš okupantų. Eisim į minėjimą, eisim į koncertą ir su pažįstamais susitiksim ir norėsime pamintinguoti. Labiausiai tikriausiai norėčiau palinkėti ramybės, taikos ir kad nebūtų taip, kaip vyksta dabar Ukrainoje. Kovo 11 iš tikrųjų tai yra kaip ir patriotinė šventė ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad jinai vis labiau yra švenčiama ir žmonės vis labiau tą propaguoja, nors buvo kiek ir primiršta anksčiau, bet šiuo metu tiesiog žmonės vis daugiau renkasi rinktis, tiesiog švęsti šią šventę. Kaip jūs pati ruošiate švęsti? Dirbsiu. Ir ką galėtumėt palinkėti Lietuvos žmonėms kovo 11 dienos proga? Supratimo. Pirmiausia, patriotiškumo jausmo, kad pradėtų ugdyti žmonės vaikus nuo pirmųjų dienų, kad tiesiog būtų įdiegta šita vertybė ir kad nebūtų tokių dalykų, kad žmonės rinktųsi galbūt išvažiuoti, kad suprastų, kas tai yra ir kodėl mes esame lietuviai. Nes iš tikrųjų mes turime labai turtingą istoriją ir tiesiog nereikėtų jos užmiršti. Tai palinkėčiau tiesiog tiek ir mokyklose, tiek ir tėvam, tiek ir ugdymo visose įstaigose šią šventę tiesiog paminėti, ją prisiminti ir ugdyti šias savybės tiek nuo mažų dienų, tiek ir dabar jaunimui. Tai labai tikiuosi, kad bus kaip visuomet prie karo muziejaus visai šalimais minėjimai, tai manau, kad tikrai apsilankysim. Aš nemanau, kad visų pirma reikia šitai šventį ruoštis. Manau, kad tai yra tokia nuotaika, kurią visus metus turi nešiotis. Ir tai yra tik tai ta diena, kada viešai visi pareiškia kažkokius savo pamąstymus, galbūt pagalvojimus, savo emocijas būtent šitą temą. Tai manau, ruoštis nereikia, todėl pats nesiruošiu, o jeigu bus kažkokie renginiai, tai mielai sudalyvausiu. Ir esat jaunoji Lietuvos karta. Ką palinkėtumėt Lietuvos piliečiams ir galbūt visiems, kurie gyvena lietuviams už Lietuvos ribų? Galbūt nepamiršti, iš kur tiesiog esam kilę. Labai elementariai, labai klišiškai, bet
tiesiog nepamiršti ir didžiuotis to, ką turim, nesvarbu, kur tu bebūtum. Palinkėti. Čia sunkiausia dalis iš tikrųjų. Manau, kad kiekvienas turėtų, tiesiog palinkėčiau pagalvoti, kas jiems yra ta Lietuva, ką jinai reiškia ir galbūt kartais drąsiau išreikšti savo pilietiškumą, būti labiau pilietiškais, aktyvesniais ir to, manau, užtektų pradžiai. 11 turbūt reiškia dieną, nuo kada pradėjom viską iš naujo ir kai pagaliau prisėmėm atsakomybę patys už save, o ne kažkas liepė mums kažką daryti. Tai diena, nuo kada tapom atsakingi už savo likimus ir už savo šalį. Na ir kokią galbūt kovo 11-osios dieną labiausiai prisimenat? Gal šeimoje kokios tradicijos buvo, ar su draugais, ar tiesiog? Tai vieną atsimenu labai gerai, tai dabar nežinau, gal prieš 3 metus Vilniuje buvo daroma šventė, tai švęskime laisvę. Buvo graži šventė, kada buvo daroma graži eisena, ne nacionalistų eisena, o žmonių, kurie nori švęsti. Buvo daromi koncertai, buvo daromos kalbos, nešėm, atsimenu, siuvo visi moksleiviai Lietuvos vėliavą kartu. Ir tai buvo viena įsimintiniausių, kada pagaliau jaučiausi, kad Vilnius ar lietuviai ar draugai tiesiog mes visi šventėm kartu ir tai buvo tikrai labai įsimintina ir norėčiau kada nors gal tai vėl pakartoti. Na ir trumpą palinkėjimą šią dieną. Palinkėčiau to, ką ir sakiau, ką man reiškia kovo 11. Tai palinkėčiau nepamiršti, kad turim patys prisimti atsakomybę už save ir už savo šalį, o ne kažkas mums turi padaryti. Ne Seimas turi mums padaryti dalykus, ne valdžia, ne kažkokie atstovai, neperduokim atsakomybės ant kitų asmenų, visų pirma prisiminkim save ir ką mes padarėm. Ir turbūt gal su kiekviena šia švente, su kiekvienais metais pagalvokim, ką šiais metais aš padariau, kad būtų geriau. Tiek man, tiek mano draugui, tiek šaliai.